Stovime viename iš gražiausių Vilniaus parkų, Vilniaus senamiesty, Vilniaus centre. Šitas parkas buvo kažkada pelkėta vieta, pelkėta giraitė, iki tol, kol ją 1453 metais padovanojo karalius Kazimieras Jogailaitis broliams pranciškonams bernardinams. Broliai pranciškonai, bernardinai per 4 šimtmečius puoselėjo šitą parką ir jį padarė tokį gražų, kokį mes ir dabar jį turime. Mielą Vilniečiams, mielą taip pat miesto svečiams. Parkas gyvavo bent keletą šimtmečių, parkas gyvuoja ir toliau. Ir tik tais po Antrojo pasaulinio karo, užėjus sovietų valdžiai, šitas parkas buvo pervadintas į jaunimo sodą. Daugeliui vilniečių tas pavadinimas taip pat kelia mielas asociacijas. Po to parkui buvo duotas Sereikiškių parko vardas. Ir šiuo metu yra gana istorinis momentas, nes Vilniaus savivaldybė rengia parko rekonstrukcijos planą. Ir parkui bus suteiktas naujas vaizdas, parkas bus pakeistas, atnaujintas, išpuoštas, rekonstruotas. Ir taip pat yra istorinis momentas, kai galima parkui sugrąžinti bent 4 šimtmečių gyvavusi pavadinimą, tai Bernardinų sodas. Dar dailininkas Ruseckas XIX amžiaus vidury yra nutapęs paveikslų, kurie būtent šitą vietovę apibūdina kaip Bernardinų sodų. 20 amžiaus pradžioj lietuvių tautos atgaivintojas Jonas Basanavičius vaikščiojo po šitą parką, kurį taip pat apibūdina kaip Bernardinų sodų. Tas pats Liudas Vasaris iš Mykolaičio Putino knygos Altorių šešėliai vaikšto po Bernardinų sodą. Taigi daugelio meno žmonių ir dailininkų šitą vietovę buvo pastebėta ir įvardinta būtent tuo tikruoju pavadinimu, istoriniu pavadinimu, kaip Bernardinų sodas. Ir todėl mes, broliai pranciškonai ir bernardinai, rūpinamės, kad šiuo istoriniu momentu, kai Vilniaus savivaldybė svarsto parko rekonstrukcijos planą, kai galbūt už keleto savaičių arba mėnesių bus svarstyta, kaip pervadinti šitą parką. Kreipėmės į Vilniečius, kreipėmės į istorijos žmonės, į dailės, į meno žmonės, į Vilniaus miesto patriotus su prašymu padėti atgaivinti šito parko ilgametį istorinį pavadinimą, jam sugrąžinant Bernardinų sodo pavadinimą. Dėkojame visiems, kurie jau iki šiol mūsų tą mintį palaikė, buvo kartu su mumis. Kreipėmės ir į savivaldybę, ir kitas instancijas, kurios yra atsakingos būtent už svarbius sprendimus. Ir kreipėmės jūs, Vilniečiai, kurie esate neabejingi Vilniaus miesto istoriniam paveldui ir istoriniai tiesai. Padėkite, kad šis parkas atgautų gražų seną istorinį pavadinimą, Bernardinų sodo pavadinimą. Aš manau, kad šita vieta šalia Bernardinų bažnyčios tikrai daugeliui vilniečių yra be galo miela, tuo labiau, kad ir vilniečių pamėgta yra ir Bernardinų bažnyčia. Ir mes, broliai, tikrai nereiškime jokių pretenzijų į šitą žemę, nereiškime jokių pretenzijų dėl čia vyksiančių kultūrinių renginių, koncertų, kitų dalykų. Patys prisidėsime įvairiomis ekologinėmis akcijomis, galbūt ir koncertų organizavimą ar kitų renginių organizavimą šitame parke. Tikrai nereiškime jokių pretenzijų, kad tas parkas būtų sugrąžintas tiesioginė to žodžio prasme mums, bet tiesiog norime, kad sugrįžtų Vilniečio ausiai mielas pavadinimas, kaip Bernardinų sodo pavadinimas.